Mastercam Mill Swarf Milling trajektorija. Kokios čia naujienos? Ką aplamai Swarf daro? Swarf trajektorija sukuria daugiašį judesį, kai įrankio šonas liečiasi su paviršiumi, kaip čionais pasižiūrim. Čia yra Swarf. Mastercam 27 atsirado dvi naujos galimos parinktis tarp multicut nustatymų. Tai yra Align with the longest contact line, tai ilgiausia linija, ir sekantis veikia, jeigu tik pasirinksime number of slices 1, tai Align with the cutting part. Jeigu pažiūrėtume į morfinimą, ką mes matome? Kad šioje vietoje labai sumažėja, šitoj labai įsiplečia įrankio trajektorija. Kitos parinktis būtų Step from the top. Bet įrankis dažnai atsitraukia į vieną ir išeina. Taip, irgi neidealu. Kita opcija Step from the bottom. Taigi jis apskaičiuos nuo pačios. Šiek tiek geriau, bet šitos vietos, nežinau, gal ir gerai kai kuriais atvejais. Toliau yra nauja opcija Align with the longest contact point. Tai šitaip atrodo Align with the longest contact point. Tai sukuria pjovimą lygiagrečiai viršutiniai kreiviai per visą sienelės gylį ir užtikrina tolygius žingsnius. Net netolygiuose aukščio vietose. Tai jeigu ir čia aukštis mažėja, jis vis tiek sukuria tolygius žingsnius. Toliau sekanti naujovė Align with the cutting part. Ja galima pamatyti, jeigu yra depth of cut ar number of slices 1. Taip. Tada atsiranda tokia opcija Align with the cutting part. Ką jinai daro? Šita parimtis sukuria trajektoriją pagal viršutinę kreivę per visą detalės aukštį, bet šiuo atveju reikia labai įdėmiai atkreipti dėmesį, ar mūsų detalė tikrai darbinės dalies užteks padaryti šitai detaliai. Taip. Align with cutting part parinktis leidžia sukurti vieną praėjimą išilgai viršutiniai kreiviai pagal detalės aukštį. Šitos trajektorijos gali būti kuriamas tiek 3, tiek 4, tiek 5 ašių apdirbime.